Labas rytas visiems. Oi, čia aš, labas rytas. Labas rytas, pabudai. Aš čia. Nu čia biza. Kas čia? Reikia rašyti už patiktukus, už komentarus. Kas čia tokia? Kas čia to? Žiūrėkit, kiek yra komentarų po vidosiko. Man tai komentarai dabar neįdomus. Man čia biški įdomiau yra. Dariau. Čia man biški įdomiau. Tai ir dabar kol kas... Patenais paveiksluokis savo trūsiukus padžiautus. Kadras kol kas nutrunka. Pasitikrinam viskas susirinkai. Yes. Svarbiausia, žmoną pasiėmiau. Ir ačiū viešbutukai, skaniai lovytei. Užsidaro duris. Ir varom toliau. Eikiai geras, fainuolis. Eikiai, gerutės. Eik tu, labas. Duodėte, mažutė. Nu, po 9:20. Ai, kausę lambė užsižaidęs šį rytą. Tu jo atostogos, ko negalim užsižaisti. Nu ką, lekam toliau. Nu, koks geras rytas išaušo. Taip kad, sekite toliau, ką mes veiksim. Dabar tik tais dašuto, kodėl Balkanuose jaučiamės kaip namuose. O todėl, kad daugiausia DNR, kai darėmės DNR, tai mano šaknys yra iš Balkanų, daugiausia procentų. DNR genealogija. DNR genealogija, tai mano vyras daro genealogijas, giminės medžius, tai siuntėm DNR į Izraelį, Izraelį siuntė į Štatus, ten ilgą kelionę, bet įdomu, kad, reiškia, kaip ten Dariau, tu pasaky, kaip tenais yra. Populiacija. Populiacija, jo. Mano populiacija yra daugiausia iš Balkanų. Tai vat ir atsakymas. Tai tu turėtum tada ir kalbėtų kažkaip dabar kalbį su balsiais, nes Balkanuose, taigi čia balsių beveik nėra. Bartarkaš. Bet tai tu irgi iš Balkanuose. Grynas serbas, grynas savekas. Halva. Ne, kaip tenais. Halma. Einam iki magazinčiko kažko lengva nusipirkti. Gal čia bus alkohol free. Ten nieko nebuvo, einam, šalimais buvo didžiulis marketas, einam žiūrėti čia. Būti radom nuliukus. Viso, blemba, kai serbai reiškia geria. Šičia va su laipsniais. Nu ką, imam. Bet mažiukai. Uselį imk. Tai ten apačioj. Čia viso. Jack Daniels labai laipsnį. Dar vandens porą paim porą. Ar aš nunešiu? Tu nenuneši. Va, šitų pagaliukų pasimk. Kokių šitų? Jeigu nori, aišku. Gal tie skanesni. Viskas, ar ne? Pupelių neimsi? Ne. Pupelių nevirsim? Ne. Oh my god. Nefiga себе. Tarp kalnų. Nu gerai, pilam. Teisingai, valom. Dar čia va. Tai vynuogynai. Ulialia. Ten gali leistis arčiau to? Tiesiai važiuojam. Kraštą, sakau, leistis galiu. Ne. Įdomus toksai. Jovanas Mičičius buvo Zlatoboro haidukas, vienas iš pirmųjų serbo sukilimų vadų. Jis buvo kunigaikštis ir per antrąjį sukilimą. Kas? Kodėl nebeskaitai? Aš nespėju toliau perskaityti, matai, kiek čia nais yra parašyta. Arba kaip reikia žiūrėti po kojom. Čiut nesi. Jo.
Serbiškas vobilas. Kas buvo? Kur čia spjaudai? Vabalas serbiškas į burną įlindo, aš nenorėjau. Oi, negaliu. Magija. Su sparnais vobalas buvo. Taip, ir plasteno burnoj. Oi, bliau, negaliu. Kur eini? Einu pasvaksiu ir... Gerai. O gal yra silbelas kokios? Gal. Kažkas tai. Kažkas tai, tu bent kažką įsidėsi, bent jau žinai. Rudas cukrus. Kafe. Ir dedam cigaret. Baltas. Coffee black, cigarettes. O man nei black, nei cigarettes. Tu sakai, no. Cigarettes. Štai pasimsiu water. Undens. Undens. Ir. Ir undens. Ir gegutė kukuoja. Geriam juodą kavytę. Ir žmona relaksuoja saulutę. Lemba reikės rengtis 18 laipsnių, kaip karšta. Kaip faina. Bet tai taip greitai sukilo temperatūra, kad pipėts netgi. Iš karto taip staigiai 18-19. Mano gražuolo. Iš karto tik tai čiūk, patapo leopardinė pantera. Čia tuščia. Čia centriukas. Oho, judesi čia. Žemė turgo, kaip mes be turgaus. Oho. Jėtiau. Kokios gražios. Nesu mačiusi tokių. Šitai kokie žiūrė. Jūsis Marija. Balandėliai. Džiaugsmytė einam mes pabūk. O mes varom. Mes Jagodinos mieste varom į muziejų. Nuėjom, negalima. Nei kortelę, nei eurais. Tikrai nesikeisim dėl Vaškinių muziejus pinigų. Taip, aš labai norėjau pavalgyti kažkokį tai šamarleką kepamą gatvėje. Tai galėjai į gatvėje kaip durnelis. Leis man pasakyti, aš irgi noriu pasakyti. Žmona sako, nenori, aš pasėdėsiu mašinai. Tai ką, aš irgi tada nenoriu. Nors labai norėčiau. Turgu tai irgi negali apsipirkti. Rizikinga, jo. Turgui negalima pirkti, nes neturim kešo. Kortelę turgui negalima apsipirkti. Sunervino. Ateini į muziejų, galvoji, pažiūrėjai. Pasikultūrinsi. Jo, ir... No cash. Ne, bošia kartą. Jie iš pradžių sako. Jau ruoši kartą. No, cash. Euro. No, dinars, cash. Nu, ir dar išeinam, kas svarbiausia, sako, iki pasimatymo, svajotojai. Jo, tuoj, šias rasbėgalis einam keisti kešą, tuoj. Mūsų laukia dar didelės platybės. Lekiam į gamtą, ten kešo nereikia. Oho, koks pametnikas. Jau garbės ratą reiks padaryti. Žiūrėjom. Garbės ratą, kas čia toksai dėdis. Ir mokamas kelias. Take your time. I'm not gonna make you climb down. Digging deep down to turn out. Važiuojam po ženklų, nežinau, bet kitas važiuoja mašinos. Rusė Lambija įvarė. Kelių remonto darbai. Bet ką daryti, kad kelias veda pro čia? Reikia važiuoti, a neteks grįžti. Kiti važiuoja. Mudu važiuoti. Eik, tu koks kelelis.
Come on, you didn't think I would find out. Pick a side or fade out. Beneath the floorboards, way buried deep down, where you always come back around. Don't you? Atvykome prie Bovanskio ežero. Šiaip galima pležintis, bet mes nesipležinsim. Tu Čia juokauji. neapsilenksi nei ką. 8 kilometrus į kalną šitokiu keliu. Nu, bet ką daryti? 8 kilometrus pieškom tai neisi. O gal buvo kitas kelias? Nevarom atbulinių, nerizikuojam, ieškom kito kelio. Bet atbulom stabdžiai kieti. Zašubys pro kapinį. Nu, ne ką geresnis kelelis. Tipo, čia reikia lipti iš kairien. Kur? Ai ne, Kur tiesiai, kairėn? ai ne, tiesiai. Neber kelio. Pastrigom. Po vieną taškiuką dedamės, nes sukam ratus, kaip veda pro kapines, kaip taip veda. Esam netoli, bet traukėsi skilikė visiškai ant skardžio. Net, aišku, dar miestelis čiagi. Vat gyvena žmonės. Už 200 metrų. Kelionės tikslas bus dešinėje. Dariau, tekšt. Palau, parkingą ieškam. Parkingų, pažiūrėk, kiek čia mašinėlių. Tai kainavo nerviukų, jo. Veda savo per kapines, per žvyrkelį. Nors tu ką, grinai ranka nusistatinėja maršrutą. Ripaika, Krioklys ir ne vienas. Kaip reikia tokį ištarti? Ripalka. 10 minučių. Čia tiek eiti minučių. Jo. Tai pradedam nuo tenais. Ką? Nuo tenais. Tai viskas į tą pusę ir yra. Tai kaip suprasti? Ar galima pasižiūrėti, ką? Bet kažin ar parduoda eurais. Leisimės link Krioklių. O lazdas ko nepasiėmė? O kam? Ja, bet mes vis dar Serbijoje. Mums mažai Krioklių. Einam žiūrėti gamtos. Ką darysi? Reikia pabraidyti po Krioklių. Įlipau į Krioklį. Visai šiltas vanduo. Leid žmonėm pasipaveiksluoti. Pelė neprisižaidė. Dabar kol apsimausti čia, savaitė praeis. Bet lygsvara gerai laikys.
Einam toliau. Jo. Iš ten išteka, teka ir nuteka toliau. Visas kompleksas. Einam pakriaušę. Kriaušėm einam, kriaušėm. Gali nelaikyti. Neužsidaužiam. Krioklys ant kriokliuko. Saugiai koja. Aha, matau. Tik pagalvojau, kad čia kokių vilkų nėra ir užšaukiai. Beinam. Nežinau, kur išeisim. Gal nebeinam. Druk, koks vilkas išeis. Alūšės čia. Aš čia vieni patys. Ką? Kur aš? Kur aš? Tokia jau ant magnetukus renkasi. Va. Sustojom pavalgyti. Katinėlis šalimais badziojasi. Miau. Sakė, man yra tik tai sarma. Va šitie. Pasirodo, turkiškas balandėlis. Balandėliai. Turkiški? Jo, tai turkiškas balandėlis. Palauk, ką tu užsisakėjai, aš nebepamenu. Aš va šitą. Šitą. Jo. Čia šnicelis. Nežinau, pavyks tiek suvalgyti. Čia bliūdeliai nemaži. Kas čia? Tau skaniai. Blemba, kai skaniai. O jau salotų, kad privarė. Sakyk, bulkos nenorėsi. Kodėl valgai mano bulką? Nu jo, čia. Atnešė viniotinį. Oh my god. Mano skaniai balandėlis. Kas prašo? Negalima, prašyti čia negalima. Mes valgom. Bet mes prisisakėm tik kaip Perorijaus kelionės. 10 patiekalų. Kol kas 10 iš 10. Aš, tu ir katinė. Kol kas 10 iš 10. Ir taip praėjo geras pusvalandis. Mes dar pusę net porcijos neįveikėm. Ne, aš jau to nebeįveiksiu. Be šansų. Kas čia per porcijos tokios? Va. Ir kaip nenueiti, kai esi netoli
Einam į vieną pometniką. Čia kaip sakom, o ką, ne kiekvienas atvažiuojam laisvės, Jugoslavijos laisvės įkūrėjų pometnikas, paminklas kūrėjams ir kovotojams. Nu į kontų Samoškinį, į nebuvai čia, į nebuvai. Tai faktas, kad ne viską gali aplankyti. Uselambija sveikina Samoškinį iš Jugoslavijos. Čia yra giminės klasteris. Bet tu pasižiūrėk. Žiūriu. Iš pradžių buvo vienas kamienas, antras persipinė, suaugo ir po to išaugo. Kokia tvirta šeima. Čia kaštonų lapiai. Ant suoliuko pasėdėk. Sėdėkite. Atsiremkite dar. Dainuok. 40 kaštonų žalių. Ėjo, nuėjo, va tuo va keliu. Žalių. Man atrodo, tavo ten toj šarmoj kažkas įmaišyta buvo. Eina, žiūri. Kas per mašiniukas? Bet va čia balsės, o praleistas. Sarabija. Kalbėk žmogau. Nu ką, pavalgėm, aplankėm ir man atrodo, Serbijai jau šiandien ir Ate padarysim Serbijai. Šiandien jau ir leiksma link Montenegro. Mausma pas Negrą. Jo, gal dar bus kažkiek tai biški tokia vidiuka šią dieną, bet jau taip į pabaigą. Jeigu pamatysim kokį taškelį, tai nusuksma. Jo. Jeigu uselės nusuks. Nereikia uselėniai pameluoti, sakysiu, kur nors noriu pasvaciu, o ten pasirodo bus koks krioklelis. Vienu žodžiu, reikia pasakyti šitai nuostabiai valstybei, respublikai, kuri paskui žmonės... Magnetukus nusipirkom, tas svarbiausia, bet blemba podelių dar negavom skanaus. Jau galiu pasakyti, ačiū, kad tikrai nuostabi šalis, nuostabų žmonės ir tariu labai didelį halam. Reikau, nenorėjau pasakyti hlam, o kaip reikia pasakyti teisingai, ačiū. Ilant. Hvalam. O ne hlam. Everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Tau važiuojasi dariau. Sunkiai. Kaip, labai paprastai. Su dešinė koja spaudi gazą, o su kairė ir dešinė ranka kars pavairuoja. Ane, o tau reikia, kad aš pašturmanaučiau? Jo, būtinai pasakau, ką matai. Nes ašgi juk matau tik tai, kaip tu įsireiškiai kažkurioje serijoje mašinų subinės. Nu tai o ne ką? Matai medžius, Kažkodėl matai asilus. Kažkodėl tai aš matau ne mašinų subinės, o per veidrodėlį mašinų priekius. Tu žiūri veidrodėlius. Pasirodo, tu per veidrodėlį žiūri. Ne, per langelį. Mozgovos miestelis. Mozgova. Labai daug tokių apleistų namų, apgriuvusių, statančių. Tikrai nemažai tokių visokiausių. Ir griuvenų, o ir šalia labai didelių gražių pilių. Where bass hits like thunder, I could
Varom vėl į viešbutuką už 29 eurus, nes kempingų niekur nėra, o tai pasilikti nakčiai mašiną kažkaip irgi. Kalnuose nelabai vieta, kad nelabai yra. Kažkaip va taip atsistoti ir nežinau, geriau pasiėmėm viešbutuką ir tai permėgosim. Atvykom. Jėvulis įdrėbęs. 29 eurasikai. Mums reikėjo 2 kambarių buto. Karoči. Virtuvėlė. Vonė. Ir miegamasis. Nu. Eik, sau koks minkštas kilimukas. Dariau, ir čia dar yra balkonas. Kaip fainiai, dar čia yra balkonas. Hei, su paskutiniu videoku mes. Nu, dienytė kaip visada įspūdinga. Tai tiktais noriu paprašyti, jeigu pažiūrėjote iki galo, tai... Paspauskite like, paspauskite subscribe ir... Pakomentuokite, nu negi taip sunku pakomentuoti. Būtų dar geriau, jeigu užsiprenumeruotumėte, kas nekainuoja nei eurų. Aš asmeniškai, ką žiūriu, visada padedu patiktuką, visada pakomentuoju. Man neslabo. Jei tau slabo, tai tu ir nekomentuok. Bet aišku, kad fainiai, kai yra atgalinis ryšys. Palauk. Aš jau nupraustis. Blemba, Dariau. Ką? Negausi. Atiduok mano. Atiduok, o tai tipo dabar ką, pasidalinom jau cigaretės, ar ne? Nu tai rėmėjai mano. Vieną cigaretę, tik tai aš nerūkiau nei ten eidamas, nei ką. Paprašai cigaretės, tai vėmaški ką? Atsakymas 10 sakinių gaunasi, ne? Su visais paaiškinimais. Su visais rezumė paaiškinimais. Su šaltinio nurodymai. Ištakom visom. O tai paskui sakysi, to rūkai daugiau. Jo, kodėl, pavyzdžiui, parduotuvėje, kada perki pakelį cigarečių, tau nepaaiškina 10 sakinių, kad... Tu viskas gerai, žiūrėk, koks gražus. Koks ežeras. Kur važiuojam? Atsargiai. Kas? Varna, žiūrėk. Matėte kaip varna. Akmenys gali pradėti birėti. Gerai, tu žiūrėk į kelią ramiai. O tai po to papasakok. Bet palauk. Ką palauk? Čia gal sustojam biškį pasimaudyti. Maudėkis vyru. Palauk, pafilmuosiu. Blemba, įjungtas